rašte Seimo valdybai rašom. Vėlgi, išeinam gal ne pirmą kartą, bet su aiškiai deklaruotas rekomendacija, atkurkim nacionalinę loteriją. Tai atkūrus nacionalinę loteriją ir būtų proga užfiksuoti valstybės politikos principus. Ko mes siekiam iš tos loterijos? Ar mes siekiam praturtinti ten 4 akcininkus privačius, ar mes siekiam finansuoti sportą, kultūrą, paveldą, dar kažką. Ne? Lėšos, kurios būtų sukaupiamos perteklinės, jos būtų tiesiai nukreipiamos kažkokią valstybės kryptim. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje yra specialus fondas, kuris finansuoja sportą, kultūrą, paveldą, kitas visokias visuomeninės iniciatyvas. Pavyzdžiui, mes turim palyginimą su latvišku pavyzdžiu, kai latviška loterija, aš konkretų skaičiai, 23 metus ėmiau, kad būtų galima palikti. Tai palyginti. Tai iš esmės bilietų pardavė Latvijai už 92 milijonus, lietuviai pardavė už 141 milijoną. Grubiai 50 milijonų daugiau. Todėl, kad ten gyventojų mažiau žymiai. Bet latviškos loterijos pelnas prieš mokesčius yra 15,9, beveik 16 milijonų, lietuviškos 10,4. Taisa, Latvijai trečdalį mažiau parduoda, bet pusę daugiau uždirba pelno. Tai dar yra klausimas kitas, dargi mokesčius moka jie vis tiek. Taip, ir mokesčius moka. O pas lietuvius dar tas dalis nuteka į tas visokias trečiasias aplinkoje aplipusias bendrovės, ten kas ten terminalus nuomoja, kas ten paslaugas teikia, taip toliau. Ir tada man klausimas, kuo mes prastesni už latvius, kodėl mes negalim turėti nacionalinės loterijos? Tu paėmėjai tik latvius, bet esmė yra tame, kad nacionalinė loterija yra praktiškai visose valstybėse, tai yra monopolinis darinys valstybės ir valstybė, kaip sakant, įvairiais būdais gali tą vykdyti, bet kad nacionalinė loterija yra loterijų organizavimo didžiųjų pagrindas, tai yra faktas. Lietuva kažkokiu, sakykime, nesuvokiamų dalykų, nesuvokiamais, kaip sakant, argumentais atidavė be nieko keliem asmenim, ir tie asmenys labai gerai pasinaudojo tą indulgenciją. Jeigu formalizuoti tą dalyką, kad esantis modelis Lietuvoje yra visiškai neefektyvus, nes iš tikrųjų valstybės šia intereso praktiškai nerasta, pati veikla iš esmės valstybės atžvilgių vykdoma visiškai neefektyviai, o privataus verslo atžvilgių vykdoma labai efektyviai, nes visa ta, kaip sakant, tas burbulas jo užsibaigia paprastų dalykų, kai, sakykime, Ltokas, kuris nėra valstybės joks atstovas, kaip akcininkas iš viso to biznio, iš 141 milijono, taip, tiražo, sakykime, ir 69 beveik milijonų bendrųjų pajamų, taip, viso labo gauna 4 milijonus. Nes pelnas 8. O kai jis 50... Sekundę. 4 milijonus gauna Ltokas ir viso gero. Visa likusi dalis, dar grubiai 4 milijonai ir visa dalis, kuri uždirbama iš, kaip sakant, aplipusių organizacijų, kurios atlieka vienokią ar kitokią funkciją, ten dar nueina krūva pinigų. Ir mes labai gražiai galim paskaičiuoti, kad tai yra visiškai neefektyvūs reikalai. Aš kaip minėjau, Latvijoje trečdaliu mažesnė gauna 16. Čia yra visiškai akivaizdu ir aišku, ir tai yra absoliutus nepateisinamas valstybės visiškai elgesys, tik ir tiek. Ir įdomiausia iš to, ką mes matom, toks įspūdis susidaro, kad nebereikalo toks aplaidus elgesys. Jis turi kažkokius tai pamatus, pagrindus, dėl ko šitai valstybė elgesi. Dabar toliau mes neminim, kaip sakant, kitų istorijų, kad tos pinigėlius, kur, reiškia, vis tiem patiem asmenim arba jų darbuotojams priklausančios įmonių, reiškia, grupės, kur akcijų biškutėje ten pasidalinę. Kaip rodo registrų centre saugomi dokumentai, uždaroji akcinė bendrovė Olifėja 2010 metais jau deklaravo akcininkų sąrašą, kuriame šalia Lietuvos tautinio olimpinio komiteto yra 5 fiziniai asmenys. Akcijos buvo pirmą kartą perleistos į privačias rankas 2000 metų kovo 31 dieną. Kaip matyti iš kitų registrų centre kaupiamų dokumentų, ta pati akcininkų grupė šiuo metu yra kelių kitų aktyvią veiklą plėtojančių bendrovių valdytojai.
Būtent jų kontroliuojama uždaroji akcinė bendrovė Lotena valdo 80% antrosios loterijų rinkoje dominuojančios bendrovės EU Loto akcijų paketą. Ta pati Lotena valdo ir į kitų paslaugų rinkas išsiplėtusių bendrovių Perlas Finance ir Perlo draudimo brokeris akcijas. Tuo metu 2003 metais, kai Olifėjos veiklą aptarnaujanti bendrovė įkurta Lotelita, dabar pervardinta į Perlas Network ir tapo visų šių skirtingas veiklas vykdančių bendrovių technologinio veiklos pagrindo užtikrinimo paslaugų teikėja. Viešo intereso požiūriu svarbu tai, jog visa veikla startavusi kaip olimpinio sporto finansavimo priemonė, šiuo metu yra tapusi fizinių asmenų grupės turto didinimo įrankiu. Tarpusavy ar ne, taip sakant, veikia labai savo efektyviai, taip, už tai anai pusėje visai neefektyviai. Mes matom ir kitą dalyką, iš uždirbtų pinigų, kurių tikrai yra gal 20 milijonų viso labo, sakykime, per metus, gal 15, ten nesvarbu, bet svarbu yra tai, kad jie labai gražiai diversifikavo pinigėlį ir jie veiklą vykdo azartinių lošimų veikloje, konkrečiai nuotolinių lošimų veikloje. Ir ganėtinai gerai stovi dėl to, kad labai gražiai pasinaudoja situaciją, kuri turėtų būti nagrinėtina tam tikrose už monopolio formavimą atsakingose institucijose. Konkurencijos taryba. Jo, tai nieks nevyksta, visi laimingi ir patenkinti ir labai gražiai pasinaudoja iš tikro, sakykim, duomenų gal ir bazėm ir panašiai, kas liečia loterijų, labai gražiai reiškia, insikorporavo ir yra pirmam ketvertukį, nors pradėjo pakankamai vėlai. Ta matomai gali padaryti tik tai toks subjektas, kuris turi tam tikras, sakykime, galimybės. Bet vėlgi, tame nebėra jokio Ltoko. Tautinio olimpinio komiteto ten jau dalies nebėra. Tai čia daug kur jo nebėra, tai mes dar nekalbam apie kitą dalyką, šnekam, bet nepasakom esmės, kad jų grupė, kuri betarpiškai jau vykdo tą veiklą, yra iš dviejų bendrovių ir platintoje dar turi nelicenzijuotą įmonę, kuri tos dvi bendrovės aptarnauja, kurios yra jų įmonių grupėje, tai jų net registracijos adresas tas pats, ar ne, ir jie užima 99,7 tos dvi įmonės, reiškia, rinkos. Ką ten veikia ta trečia įmonė su 0,3% rinkos, ar ne, tai čia sunku suprasti, bet faktas tas, kad jie akivaizdžiai jau net nedominuoja, čia kitaip jau turėtų vadintis kažkaip. Jo, bet tas niekam neįdomu, visiškai visi patenkinti ir laimingi. Tai ne visi. Ne visi. Aš galiu pacituoti, jeigu įdomu, ne? Lengvosios atletikos federacijos vadovas ten daug kritikuoja Tautinio olimpinio komitetą ir taip toliau, nes iš jų pinigus atėmė. Bet viena citata. Tyrimas, kurį atlikome 2010-2012 metais parodė, kad Ltok veiklai vadovavo ne prezidentas ar vykdomasis komitetas, bet verslas, kuriam dar gerokai anksčiau už simbolinę kainą buvo perleista, realiai padovanota beveik pusė Ltok įmonės Olifėja akcijų. Tai vat, gerbiamas Krabulis, tai juodo ant balto išrašo, ten žodžiu papasakoja, kas tikrai taip, tai jis tik apsiriko viename, kad jie valdo matomai ne tik sportą, bet ir dar daugiau. Taip, ir dėl to jie niekam nėra įdomus. Šie čempionai Lietuvos sportui pelnė svarbiausias pergalės. Gali būti, kad prie jų laimėjimų prisidėjote ir jūs. O tai darėte labai paprastai. Pirkote Teleloto, Vikingų loto ar kitų garsiausių loterijų bilietus. Dalis už šias loterijas gautų lėšų atitenka būtent olimpiniam sportui. Bet, jeigu skaičiuotume iš loterijų gautus pinigus, tikrieji čempionai yra šie du verslininkai – Antanas Muraška ir Donatas Kazlauskas. Tai čia mes šnekam šiandien, reiškia Lietuvos valstybė. Jūs įsivaizduojat, Lietuvos valstybė, ES narys. Mes kalbam tokius dalykus. Klausimas gal kitas čia būtų, gal tikrai yra kažkokios informacijos, sakykim, kaip čia visą tai atrodo, kaip sakant, kieno indulgencijos čia yra. Nes situacija yra visiškai netoleruotina, kaip sakant, tikrai Europos federacijos narys,
reiškia, tik tai visai nesenai pradėjo vykdyti nepilnamečių prevenciją, jau jų neleidžia, įstatymas įpareigojo. Visi vaikštomės ir po prekybos centrus, ir pilamės kūrą degalinėse, ar ne? Ir mes matome, kaip visa tai atrodo, o tai atrodo labai negražiai, kadangi įstatymų leidėjas matomai nepasirūpino dėl unifikuoto užrašo, lošimų rūšies, loterijų organizavimo vietoj, konkrečiai prie kasų, konkrečiai degaliniai taip pat prie kasų, ar ne, kur prekiaujama, sakykim, normalaus formato, normalioj vietoj patalpinta, reiškia, informacija, kad nepilnamečiam yra draudžiama naudotis loterijų paslaugom. Taip, dalyvauti loterijose draudžiama. Reiškia, darbuotojui, tarpininkui draudžiama pardavinėti. Tu ateini ir tu nematai, o jeigu tu matai, ten užkišta kažkur kažkas. O tokia justytė kažkokia tai. Ir viskas. Alkoholio. Matom, normalus užrašas, akių lygyje matomai yra nustatyta. Lygiai taip pat ir kitose lošimo rūšyse yra padaryta viskas tvarkingai. Tai kyla klausimas, kame čia reikalas yra. Tu net nematai, realiai net nepastebi. Toks vaizdas, kad draudimas yra jo, bet kontrolės jokios nėra ir jie tą žino puikiai. Aš vieno dalyko ieškojau LPT svetainį. Bent vieno atveju, kad lošimų priežiūros tarnyba būtų nubaudusi loterijų organizavimą už netinkamą reklamą arba netinkamą įspėjimą lošimo vietą. Tas yra be galo įdomu, kadangi tęsiasi metais, dešimtmečiais ir tas buvo prie valstybinės lošimų priežiūros komisijos. Man šito vietoje dedasi dar viena dedamoji dalis, tai valstybinio aparato tolerancija, neveiklumas ar tiesiog nematymas. Atsitiktinė tvarka aplankyti prekybos centrai degalinės rodo, jog nuoseklios tvarkos, kaip turi būti pardavinėjami loterijų bilietai, kaip turi būti užtikrinama, kad prieiga nepilnamečiams yra apribota, nėra. Jeigu lygintumėm su alkoholio, tabako prekyba, matytumėm, kad tvarka ten yra, ji gali būti užtikrinama. Praeitais metais dar kol BFK vadovavo Mindaugas Lingė, gavom vieną atsakymą, nes paklausėm, palaukit, tai kur loterijų įstatymo vertinimas? 19 metais priimta nauja redakcija ir priimant įstatymą buvo numatyta, kad po 22 metų gegužės 1 dienos turi būti atliktas toks ex poste reguliavimo pakeitimo vertinimas. Kitaip tariant, ar naujas reguliavimas davė naudą, kažkas ten kaip toliau. 22 metų gegužės 1 dieną turėjo būti pradėtas vertinimas. Tai mes, kai praeitais metais užklausėm, gavom atsakymą, kad... Tai pernai buvo 24. Taip, pernai buvo ir tada mes gavom. Mūsų žiniomis, čia biudžeto finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingai rašo, mūsų žiniomis vertinimas dar nėra iki galo baigtas. Atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos nuomonę, Finansų ministerija paprašė iš rinkos papildomų duomenų. 24 metais, čia jeigu neklystu rudenį mes susirašinėjom, dabar jau 25 pavasaris. Nežinau, ar pats atsimeni, ar neatsimeni, kad kai iškylo klausimas, jis nebereikalo iškylo tas post-ex, nes buvo klausimų ir kad nieko nedaryti toliau, ar ne, nes jau buvo iš Seimo narių ir dėl skatinimo, ir dėl to, ir dėl ano, kas nebuvo priimta, ne? Mano galva tai buvo uždėtas šlagbaumas, kad, kaip sakant, nuraminti iniciatorius visokiausius, ar ne, ir ministerija darys post-ex. Tai ką aš tada pasakiau? Kad tas post-ex gal iš vis neatsiras, nes jo niekam nereikia. Arba užtems gumą ilgam laikui, kad nieks nevyktų, nes čia yra tiesiog paprasčiausias, kaip pasakyti, marinavimas vadinasi. Taip? Marinavimas, kad jokių iniciatyvų. Nes jeigu tu, reiškia, pristatysi post-ex vertinimą, taip, gali atsirasti kritikos. Ir jos tikrai būtų. Nes jau vien šiandien, klausant mūsų kalbos, ar ne, diskusijos, akivaizdu, kad yra krūva klausimų, mes dar ne visus pasakėm, bet kur yra esmė? Jų nereikia niekam, nes gyvenimas yra labai geras. Kaip aš sakau tiem žmonėm, kurie dirba. Suprantate, jiem labai geras. Ir jeigu tu iškiši klausimą, tai neaišku, kuo jis baigsis. Nes gali atsirasti nuomonių ir jų tikrai atsirastų, jeigu nors kiek žmonės turi nors biškutį supratimą. Atsiras pasiūlymų, atsiras tobulinimo iniciatyvų, o kam jų reikia?
kai šiandien tokia puikia situacija, mokesčių moka 2 kart mažiau negu europinės loterijos, ar ne, kurios turi monopolį, čia irgi faktiškai ta Netgi pati mažiau negu situacija. Latvijai, tai Nu, čia- netgi jo, tai aš noriu pasakyti, tas akivaizdu. Visiškai aišku, ir yra ant kiek paradoksas. Jeigu būtų tai valstybinis reikalas, iš tikrųjų, būtų visiškai kitaip. Paaiškinu, iš kur kyla šitas nenoras nieko nedaryti, turiu omeny, kad liečia mokesčių. Ir dabar taip, kas konkrečiai yra paramų gavėjai? Paramų gavėjai yra sporto federacijos, taip? Taip. Pinigus iš ko gauna? Iš biudžeto. Per agentūrą skirstoma, ar ne? Tai dabar žiūrėkit, kas gaunasi. Yra 2 akcininkai, užinteresuoti didesnių pelnų. Tai šitas momentas, jis buvo pagimdytas jau, dar užtaisant vaisių. Tas, kuris projektavo šitą modelį, kad olimpinis kartu su privačiais asmenim, jau iškart buvo suprogramuota nesėkmė. Dėl efektyvumo, dėl paprasto dalyko, jie užinteresuoti savo pelnų ir neparamų gavėjų, reiškia gerų gyvenimų ten. Loterijų organizatorių vidinius interesų konfliktus gerai iliustruoja ši schema. Joje pavaizduota, kad į valstybės biudžetą patenka loterijų organizatorių mokamas specialusis loterijų lošimų mokestis, šiuo metu sudarantis 18% nuo bendro loterijų tiražo pajamų. 24 metais viso tai sudarė 26,7 milijonus eurų. Šios lėšos vėliau skiriamos sporto finansavimui ir paskirstamos pagal valstybėje nustatytą tvarką. Dėl tokios tvarkos sporto organizacijos siekia didinti loterijų mokestį ir mažinti loterijų organizatorių pelną. Tačiau tuo pat metu Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, valdantis pagrindinį Olifėjos pagrindinės arba dominuojančios, užimančios 3/4 rinkos loterijų organizatorės, turi interesą didinti loterijų organizatorių pelną, nes būtent iš Olifėjos gaunami dividendai sudaro reikšmingą Lietuvos tautinio olimpinio komiteto biudžeto dalį. Kitaip tariant, Olimpinis komitetas, jungiantis olimpinės sporto federacijas, turi tiesioginį interesų konfliktą su bendru sporto finansavimu, kuris skirstomas iš valstybės biudžeto. Dėl šios priežasties Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vadovai dažnai viešumoje būtent pasisako prieš loterijų organizatorių mokesčių didinimą ir taip iš esmės veikia prieš sporto organizacijų interesus. Ir gaunasi, jeigu mokesčiai aukštesni, pelnas mažesnis. Automatiškai tas pats altokas ir tie patys privatus asmenys, viskas. Tie privatus asmenys kaip ir ištirpia, ar ne? Jų lyg ir nesimato. Jų nėra, bet jie yra. Ir gaunasi, kad kol kas Lietuvos valstybė taip veikia naudingai būtent šitiem akcininkam. Bet ne savo. Nei valstybei, nei paramų tiem gavėjam. Dėl to pastoviai kyla įvairios, reiškia, insinuacijos, nepasitenkinimai ir taip toliau. Nes realiai jie moka ryškiai per mažai. Nes pačio informacija pasidomėjus europinių loterijų rinkoje taikomi mokesčiam, jie ženkliai didesni yra. Tai dabar mes grįžkim prie to, kad aptarnavimas, kuris randasi visiškai privačiose rankose, ar ne? Tų pačių susijusios. Taip, tų pačių privačių. Čia nieko bendro jau nei iltokas, nei valstybė neturi. Viskas. Tai ten viskas eina. Puiku. Tai aš prie ko vedu, jeigu valstybė tą darytų, tai tie pinigai galėtų būti būtent ne toj pusėje, o toj pusėje. Supranti, kas čia vyksta. Tai esmė ta, kad pats modelis jau jis buvo aišku, kam jisai turi tarnauti ir kam jisai naudingas. Viskas. Mes skaitėm. Aš tuo aukso podžiu to tyrimo. Sienos ar ko. Aš nebuvau skaitęs. Šiais metais perskaičiau pirmą kartą. Ir klasika, visiška klasika, kai visiškai, reiškia, valstybė atstovaujantis asmenys jo, aukščiausi ir sporto funkcionieriai, jie padarė viską, kad viskas pereitų ten, kur reikia. Tai gavosi kaip šitie žmonės, kurie perėmė tą visą reikalą, ar ne, tai jie nieko dėti, jie tiesiog verslus, protingi žmonės, kurie labai gerai pasinaudojo
kai kurių asmenų visiškų neatsakingumų, nesupratimų ir taip toliau. Ir žiūrėkit, kaip įdomiai, o toliau seka. Tas aiškiai rodo, kad buvo visiškai privatus interesai. Jeigu pagrindinės priemonės, kuriomis uždirbami pinigai, sakykime, pajamos uždirbamos, terminalai. Terminalai atsidūrė, nusiperka žmonės savo. Toliau, nekilnojamas turtas, kuris priklauso, reiškia, kam? Altokui. Jie labai gražiai nusiperka savo, po to išnuomoja ir gauna pajamas. Aš noriu pasakyti, aiškink tu kiek nori, bet problema ta, kad aiškiai vyrauja privatus interesai, kurie dominuoja, aišku, vyrauja, dominuoja. Tai viskas čia aišku, tai iš karto buvo aišku, kaip sakant, kas prie ko. Galėjo daug ką daryti kartu, bet kam daryti kartu, jeigu tik kartu su Olimpijomis, kam daryti kartu, jeigu tikslai visiškai kiti. Tai va, tai tas... Jau labiau, jeigu to, kas nekontroliuoja. Jo, tai tas pirmame etape jau buvo aišku, iš karto dar aiškiau tas ir viskas. Ir paskui sekantis dalykai, visi tie aptarnavimai, visa kita. Taigi irgi galėjo daryti su sporto tą pačią organizaciją, kaip dalininkai, taip toliau, galėjo tą daryti ir tikrai gautų sportą žymiai daugiau pinigų. Bet tas irgi nebuvo daroma, buvo daroma grinai privačiai, negana to dar sukurta privati bendrovė, kuri, kaip sakant, antra, jau visiškai privati 100%, kuri irgi 25% šitos rinkos turi. Ir viso labo per abidvi 100%, be 0,3%. Visas reikalas. Užbaigiant klausimą apie loterijas ir nacionalinės loterijos idėją, aš norėčiau pasidalinti Suomijos mokslininkų tyrimu, kuris vaizdžiai rodo, kad normaliuose europietiškose Europose organizuojamose loterijose valstybei grąža siekia 30-35% priklausomai nuo dydžio, nuo kitų faktorių. Nuo tiražo. Nuo tiražo, o ne 18% išplatintų bilietų vertės. Tai mes surinkom, kiek mums pavyko iš įvairių šaltinių duomenis, kiek Lietuvoje per visą laikotarpį nuo pat loterijų steigimo, nuo to nepriklausomos 92 pradžios, kiek Lietuvoje ir kas organizavo loterijų, kiek buvo gauta pajamų ir taip toliau. Ir pabandėme palyginti, kiek sumokėta mokesčių, o kiek galėjo būti sumokėta. Tai mūsų preliminariais vertinimais iki 2013 metų valstybės negautos pajamos sudarė apie 160 milijonų litų. Litais tai atrodo senas dalykas, dabar tai būtų, gal kažkur apie 40-45 milijonai eurų. Tuo metu tai buvo visiškai kitos kainos, visiškai kitokia situacija. Dabargi, kai mes turėjom iki pat neseno laikotarpio mokesčio tarifo 13% vietoj tų 30-35%, mes suprantam, kad ir nuo viso kito likusio laikotarpio loterijose valstybė, tie viešieji reikalai negavo milžiniškos sumos. Net jeigu pastaruoju laikotarpiu paimtumėm, pavyzdžiui, 24 metų rezultatą, kai loterijose bendra bilietų suma sudarė apie 140 milijonų eurų ir palygintumėm tą skirtumą tarp 18 dabartinių procentų ir 30%, kuriuos turėtumėm gauti normalioje Europos valstybei, matome, kad žala arba negautos pajamos, kurios valstybės biudžetas negavo, tikrai viršė 15, gal net siekia 20 milijonų eurų. Tai yra didžiulė suma. Aš priminsiu, dabar valstybės finansavimas visam sportui sudaro labai panašią sumą. Dabar. Tai yra dar papildoma suma, kuri galėtų būti dar skiriama. Užbaigiant klausimą apie kodėl mes kreipiamės ir kodėl mes keliame tą nacionalinės loterijos idėją, nekeliame, o ją gražiname, bandome siūlyti atkurti tokią įstaigą, tokią instituciją, kuri būtų valstybės valdoma ir valstybės kontroliuojama. Akivaizdu, kad valstybei tai būtų didelė nauda įvairiais požiūriais, įvairiomis naudomis. Pirmiausia, tai būtų valstybės kontroliuojamas subjektas, kuris galėtų užtikrinti iš tiesų socialiai atsakingą loterijų vykdymą. Ir nebūtų vaikų priekasų, nebūtų kitų galimų pažeidimų. Kitas dalykas, kad tokia institucija, tokia įstaiga galėtų kaupti didžiulės pinigų sumas į kažkokį tai viešą fondą, asociaciją, kuri, pavyzdžiui, Britų pavyzdžių galėtų jau skirstyti sportui, kultūrai, paveldui, kitoms reikmėms. Apskritai, loterijos yra finansinis valstybinis mechanizmas. Ir kur
kas nukreips lėšas, jau yra antrinis klausimas. Pirmiausia, kad toks mechanizmas egzistuoja. Ir akivaizdu šitoje vietoje tada ponui Skrobuliui galima būtų palinkėti, kad surastų daugiau bendražygių, nebūtinai sportininkų, galbūt iš kultūros sektoriaus, iš paveldo sektoriaus, iš kitų sričių, kur galima būtų surasti paramą, sutelkti visuomeninės jėgas ir imtis to pokyčio. Tai nacionalinė loterija galėtų rūpintis įvairiomis socialinėmis problemomis. Ar tai būtų nepilnamečiai, ar tai, pavyzdžiui, srautų valdymas. Mes turim pavyzdžių gyvų, artimesnių, tolimesnėse Europos valstybėse, kaip, pavyzdžiui, loterijų bilietų pardavimas yra aiškiai atribotas nuo pagrindinio prekybos centrų lankytojų srauto. Tai gali būti netgi atskiros parduotuvės. Na, galbūt tai atrodys juokinga, bet netgi, pavyzdžiui, mes turim nuotraukų iš sovietinio laikotarpio, kai sovietiniais laikais loterijų bilietai pardavinėjami atskiruose būdelėse. Ne parduotuvėse, o būtent atskiruose pardavimo taškuose. Ir dabar turim to panašių kitų Europos valstybių, kur tai yra toliau tęsis ir tokia praktika naudojama. Tai yra vėlgi geras pavyzdys, kaip valstybės valdoma įstaiga, valstybės valdoma loterija, nacionalinė loterija, galėtų įgyvendinti ir užtikrinti atsakingą veiklos vykdymą. Nekalbant jau apie tai, kad mes iš tiesų galim pasinaudoti tuo ir artimųjų kaimynų pavyzdžių ir į registrą prašymų neleisti lošti įtraukinėti ir loterijų dalyvius. Loterijose šiuo metu dalyvauja 42%, bent jau tyrimai rodo, 42% lietuvių. Tai yra imtis, yra gerokai didesnė, pavojaus mastas yra gerokai didesnis, negu kad turime azartiniuose lošimuose. Man tai asmeniškai nesuprantama ta kultūros dalis, reiškia, Lietuvoje, kai prekybos centro sraute, milžiniškam sraute, atvirai, kaip būtiniausia prekė yra siūlomas bilietas pirkti. Aš nesuprantu, pastatytas, reiškia, matomiausioje vietoje, kad tu nedaug dievė nepraeitum, nepamatęs, taip toliau. Man tai yra nesuprantama, dėl kokių priežasčių tas vyksta. Yra valstybių, kur yra atskiri loterijų šopai ir tą mes matome ir kai kokią medžiagą grinai net ir poilsiaudami, sakykime, matome. Tai čia sąmoningai daroma, kad, reiškia, tam prikišti žmonėm tų bilietų. Kažkoks interesas yra didžiulis. Bet ar to reikia? Bet yra valstybių, kur tikrai tokio intereso nėra. Lietuvoje internetu organizuojamos internetinės loterijos yra tapusios tiesioginė azartinių lošimų imitavimo priemonė. Jeigu atsidarius interneto svetainę mes matome 10 skirtingų loterijų, neva loterijų, kuriuose statymo dydis gali būti keičiamas nuo 10 centų iki 8 ir daugiau eurų. Laimėjimo dydis gali siekti net 80 000 eurų. Tuo tarpu B kategorijos lošimuose didžiausio statymo suma yra 0,5 euro. Dalis loterijų yra tiesiogiai palygintinos su neribotų statymų lošimais. Pavyzdžiui, laimėjimas 200 000 eurų gali būti palyginamas su didelėmis statymo sumomis, kaupiamaisiais priziniais fondais ir kitais didžiuliais laimėjimais, galimais tik tai neribotų statymų lošimuose organizuojamuose lošimų namuose kazino. Kaip matyti iš internete siūlomų tiesioginių internetinių loterijų pasiūlos, čia galima laimėti itin didelės sumas. Čia naudojami kaupiamieji priziniai fondai, todėl laimėjimai gali pasiekti 100 000 eurų. Tai aš ir noriu paklausti, kai Lietuvoje, sakykime, nežmoniškai yra spaudžiami azartiniai lošimai, nepriklausomai nuo jos rūšies ir pavojingumo lygio, ar ne? Loterijos visiškai laisvai ant pagrindinio srauto pardavinėja savo bilietukus ir viskas čia gerai. Tai manyčiau, kad reiktų aiškintis, ar čia yra tokia Lietuvos tradicija. Čia suformuota, aš sakau, suformuota tokiam lygyje, kad būtinai tu laimėsi milijoną. Nors žmonės dešimtmečiais tikrai, o gal ir niekados nelaimi to milijono. Va. Yra čia niuansų ir formuojama kaip geras labai verslas, taip toliau, milijonieriais darantis žmonės, taip toliau. Lietuvos loterijų viešoji komunikacija remiasi išskirtinai didelių laimėjimų eksponavimu. Milijonai skaičiuojami laimėjimai yra ir pagrindinė paskata loterijų dalyviams.
Tai patvirtina lošimų priežiūros tarnybos užsakymų daryti visuomenės nuomonių tyrimai. Tuo pat metu nei loterijų reklamose, nei kitose viešosios komunikacijos formose nėra akcentuojama, jog dėl loterijų veiklos taisyklių kiekvienas kabutėse laimėtas euras reiškia kitų vartotojų pralaimėtą sumą. Ir niekad nepasakoma, kad, pavyzdžiui, už 24 metus, ten apie 700 kažkiek kelis milijonus, reiškia, išmokėjo laimėjimais, o 69 beveik milijonus Lietuvos žmonės pralaimėjo. Ir jos pasiėmė organizatorius. Vat ir viskas, ir padalino mokesčiam, ten dar. Tai yra kultūrinis, sakykime, tradicijų klausimas, ar tai priimtina ar ne. Ir taip toliau. Dabar veikiantis loterijų reguliavimo modelis teoriškai paremtas nacionalinės loterijos principais. Tačiau yra akivaizdžiai išsigimęs, nes toks moderniausia Europos valstybėse taikomas tik tada, kai jį pilnai kontroliuoja valstybė. Be to, jog nuosavybės forma netitinka valstybės interesų, loterijų reguliavimas ir priežiūra turi esminių ydų. Pavyzdžiui, neužtikrinama vartotojų interesų apsauga, nėra aišku, kaip nuo loterijų paslaugų ir jų reklamos bei skatinimo priemonių atribojami nepilnamečiai asmenys. Nerealizuotas kaimyninėse šalyse veikiantis loterijų įtraukimas į prašymų neleisti lošti sistemą. Tuo pat metu valstybė iš loterijų pajamų gauna neproporcingai mažą dalį lėšų, jeigu lygintume su daugeliu Europos valstybių. O svarbiausia, jog dominuojančią padėtį loterijose užimantis per akcininkus susijusių bendrovių tinklas loterijų veiklą išnaudoja plėtrai kituose rinkos segmentuose ir taip įgyja neleistiną konkurencinį pranašumą, išvengdamas konkurencijos tarybos tyrimo. Aš galvoju, kad čia tikrai tas valstybinis reguliavimas Lietuvoje tų lošimo paslaugų, loterijų lošimų, jis yra visiškai neadekvatus, visiškai neteisingas. Ir dėl to yra labai daug ne tik problemų, bet ir klausimų.